Vilniuje gruodžio 10-ąją atidaromas paminklas įžymiajam stalininiam karvedžiui, 2 kartus Tarybų sąjungos didvyriui, armijos generolui Ivanui Danilovičiui Černiachovskiui. Mitingą atidaro Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas Justas Paleckis. Ministrų tarybos pirmininkas Mečys Gedvilas savo kalboje pažymėjo, kad su armijos generolo Černiachovskio vardu susijęs Tarybų Lietuvos išvadavimas iš hitlerinių grobikų. Šis paminklas liudija, kad lietuvių tauta amžinai išsaugos šauniojo karvedžio atminimą, stiprins nesugriaunamąją draugystę su didžiąja Rusų ir kitomis Tarybų sąjungos tautomis kovoje už komunizmą. Partijos Vilniaus miesto komiteto sekretorius Feliksas Beliauskas kalba sostinės darbo žmonių vardu. Į susirinkusius kreipėsi tarybinės armijos atstovas generolas leitenantas Vaškevičius. Paminklo atidarime dalyvauja karvedžio kovos draugai, Ivano Danilovičiaus šeimos nariai, paminklo autorius, stalininės premijos laureatas, skulptorius Tomskis. Amžina šlovė didvyriams, kritusiems kovoje už mūsų tėvynės laisvę ir nepriklausomybę. Paminklo papėdėje vainikus sudeda karinių dalinių, darbininkų, kolūkiečių inteligentijos delegacijos. Lietuvių tauta amžinai dėkinga tarybiniams kariams, armijos generolui Ivanui Danilovičiui Černiachovskiui. Jo vadovaujama 3 Baltarusijos fronto kariuomenė išvadavo didžiąją Tarybų Lietuvos dalį, sostinę Vilnių, Kauno miestą. Begalinės meilės savo liaudžiai, tarybiniai tėvyniai neblėstančių pavyzdžių, liks mums šviesus generolo Černiachovskio paveikslas.